Dvi Floridos direktorės buvo sulaikytos, nes, kaip įtariama, vairavo tą patį automobilį neblaivas vos kelių valandų skirtumu. Ponia Jennifer, ar šiandien vartojate alkoholio? Nes jaučiu alkoholio kvapą. Taip, vartojau. Nes jūs vairuojate ir neturėtumėt vairuoti. Aš tai suprantu. Mes nagrinėjome keistą įvykių grandinę, kuri lėmė abu areštus ir kaltinimus, su kuriais dabar susiduria kiekvienas pedagogas. Taigi, ar nori atlikti pratimą? Gerai, ir tu supranti galimas neigiamas pasiekmes. Gerai. Taidžiai. Pirmyn. Ir dėkite rankas už nugaros. Dėkite rankas už nugaros. Gerai? Dėkite rankas už nugaros. Ne, prašau. Jūs esate suimtas. Tai yra Inside the Crime, kurį pristato Law and Crime. Aš Elizabeth Milner. Kas keista šioje byloje? Viena iš moterų išsikvietė Uber pavėžėją namo. Tada, vis dar kaip įtariama būdama girta, ji vėl sėdo prie vairo, kad išpirktų savo draugę iš areštinės. 2026 m. Liepos 5. Esame Clermonte, Floridoje. Šiek tiek po 2 valandos ryto Clermonto policijos pareigūnas sustabdo baltos visureigės vairuotoją, kuri atrodo grįžta namo po Liepos 4 šventės. Sveiki, labą vakarą. Labas. Sveiki, ar kartais turite vairuotojo pažymėjimą ir automobilio registracijos dokumentus? Neturiu savo vairuotojo pažymėjimą. Neturiu savo pažymėjimą, bet turi kopiją. Taip, girdėjau, kad esu įsivėlusi. Ar klausaisi? Mano. Ponios, ar gerai atšventėte Liepos 4, arba, manau, dabar jau 5. Ką? Taip, negaliu jo paimti. Mano vairuotojo pažymėjimas, jis yra mano automobilyje. Tai mano automobilis. Jūsų automobilis. Taip. Gerai. Su mano draugė viskas gerai. Jie parveš mane namo. Gerai. Tai jį vairuoja, todėl mes turime jos vairuotojo pažymėjimą. Teismo dokumentuose vairuotoja įvardyjama kaip Jennifer Jimenez. Taip pat nurodoma, kad jos keleivė buvo Kristina Alcalde. Tačiau pagal įvykio ataskaitą pareigūnas turėjo priežastį sustabdyti Jennifer. Ataskaitoje rašoma: važiuodamas paskui transporto priemonę, pastebėjau, kad Jeep markės automobilis išvažiavo iš savo eismo juostos į vakarinę kryptimi važiuojančias juostas. Tuomet pamačiau baltą džipą, kuris užvažiavo ant bortelio netoli Morning Drive ir Minnehaha Avenue, kai transporto priemonė artėjo prie Biloxam Avenue. Džipas tęsė važiavimą rytų kryptimi ir kai jis įveikė posūkį, važiuodamas į pietus Minnehaha Avenue gatve, džipas visiškai išvažiavo iš savo eismo juostos, važiuodamas pietų kryptimi priešinę, šiaurės kryptimi skirtą eismo juostą. Kol Jennifer skudai ieško savo vairuotojo pažymėjimo, Kristina, sėdinti keleivio vietoje, staiga išrėžė, kad jos abi iš tikrųjų yra mokyklos direktorės. Vardas ir gimimo data, kurią man pateikėte, ar tai ne? Asmeniui Jūs vis dar ieškote? Koks jūsų vardas? Jennifer. Jennifer? Mes abi esame direktorės. Taigi pradėkime. Aš ieškau tavo, palauk sekundėlę. Tavo telefonas prijungtas prie automobilio. Aš bandau ją parvežti namo. Ji mane parveža namo. Viskas gerai. Aš laikausi. Palauk sekundėlę. Patvirtiname, kad abi moteris yra direktorės. Greita paieška rodo, kad Kristina yra nurodyta kaip Pinecrest Lakes Academy direktorė, o Jennifer Jimenez, kaip pranešama, yra Pinecrest Academy Taverns direktorė. Turi jos nuotrauką. Taip, gerai. Ji mano rankinėje. Aš tai užrašysiu. Užrašysiu. Gerai, pažiūrėkime. Ar žinote, ar tai galioja, ponia? Taip. Gerai. Ar turite transporto priemonės registracijos dokumentus? Puiku. Ir jūs sakėte, kad tai jūsų automobilis, teisingai? Tai jos automobilis. Gerai, viskas tvarkoje. Jokių problemų. O iš kur jūs, ponios, šį vakarą atvykote? Pažiūrėkime. Turiu ieškomą Nežinau, namą, kuris kodėl yra Clermonto automobilis. apygardos jurisdikcijoje. Netoli Northwood. 12-05 numeris. Bet aš pasakiau, aš klausiu, iš kur jūs Liepos atvykstate. 4-osios Makidų šventę. O tada Tai gerai. Tiesiog smalsu. eisiu pavalgyti, o tada važinėsiu. Gerai. Pagal teismo dokumentus, kai sėdėjau vairuotojo vietoje ir kalbėjausi su Jennifer, galėjau užuosti alkoholio kvapą, sklindantį iš Jennifer burnos. Kai ji kalbėjo, taip pat pastebėjau, kad jis vyravo sėdėdama vairuotojo vietoje ir valdydama automobilį. Taigi turbūt galite atspėti, koks klausimas bus užduotas toliau. Ponie Jennifer, ar šiandien vartojate alkoholio? Nes aš jaučiu kvapą. Taip, vartojau. Gerai. Aš tau nemeluosiu. Gerai. Gal galėtum tai perduoti paneliai Kristinai? Ponie Jennifer, ar galite žengti atgal, kad galėčiau su jumis pasikalbėti?
Turiu apsiauti batą. Tai viskas gerai. Mano 187, Jennifer 54, atsikalbėkite su koledžu. 26. Eikime čia, nes nenoriu būti kelyje ir būti partrenktas. Ar jūs esate jai giminaitis ar kažkas panašaus? Aš esu jos geriausia draugė. Taip, čia pat. Būk atsargus. Kodėl ji kalba už tave? Ji jaudinasi. O, dėl jaudinasi, manęs. stenkime nenkristi. Čia to nėra. Eikime tiesiai ten, kur yra šviesa. Taip, tiesiog ten. Gerai, pakartok tai dar kartą. Ji nerimauja dėl manęs. Gerai. Kodėl ji nerimauja dėl tavęs? Nes mes abi esame aukštai. Mes abi. Aukštai hierarchijoje, žinai, švietimo srityje ir gerai, mūsų darbo jėgoje, taigi tai sunku ir mes abi esame ištekėjusios už policininkų. Tai gerai. Na, mano žmona taip pat ištekėjusi už policininko. Aš žinau, taip ji yra, atsiprašau. Tai sunku, todėl bandau tiesiog praleisti. aš. Ir ar ji šiuo metu yra ištekėjusi už vieno iš jų, ar Yra išsiskyrusi. mes abu neseniai išsiskyrėme. Taigi Taigi šiuo aš metu bandau nesame parvesti jų namų. Ir gerai maniau, kad ji bus blaivioji vairuotoja, bet taip nenutiko. Todėl aš tiesiog bandau nuvažiuoti ketvirtį kelio namo. O, Aš Dieve. gyvenu čia pat, už šio šviesoforo. Dry. Aš ką tik persikėliau, mes ką tik išsiskyrėme ir Aš tiesiog prarandu gaila tai, tai ką girdėti. mes Nežinau, tu turėtum būti dėkingas man. Na, nesiruošiu nežinau, meluoti. asmeninių dalykų, Aš bet žinau, tiesiog, aš kad tik būtų aišku, juokauju. ar yra. Priežastis, kodėl mes čia, yra ta, kad jūs esate prie Minės. Ar pažįstate tą vietovę? Taip. Gerai. Taigi tu esi prie Minnehaha. Ir kas tai būtų? East Avenue. Taip. Žinai, kur tai yra? Taip. Gerai, jūs buvote prie šviesoforą. Kai leidžiatės žemyn, Minnehaha, jūs blaškotės po visą važiuojamąją dalį. Gerai? Ir esmė ta, kad net kai sukate šį posūkį, jūs esate toje eismo juostoje. Taigi, aš irgi Taigi. nesu tikra. Gerai, kas tai? Aš tavimi tikiu. Aš nežinau, bet aš tavimi tikiu. Ar prisimeni, kaip užvažiavai ant bortelio ten prie Morning Drive? Ne, neprisimenu. Gerai, todėl aš čia ir esu, tada prieinu ir kalbuosi su tavimi. Pastebėjau, kad tavo reakcijos labai lėtos, uždelstos. Visiškai, Jaučiau alkoholio absoliučiai. kvapą. Netgi lėtai mirksi. Žinai, orbitalinis sviravimas, kaip sakau, Taip. kai tai pamatai. Aš viską žinau. Aš ten buvau 20 metų. Mano vyras. Man Taigi aš tai tiesiog rūpi. Paaiškinu jums, Taip, kodėl taip, taip, paprašiau aš jūsų supratau. išlipti iš automobilio. Ne kiekvieną dieną pasitaiko, kad keleivis kalbėtų daugiau nei vairuotojas. Taigi ji nerimauja dėl manęs. Aš irgi nerimauju. Aš taip pat nerimauju. Štai kodėl aš čia. Nes aš esu geras žmogus ir ji nenori, kad aš... Taigi, Jennifer, aš žinai, niekada bet nesakau, kokio kad esi tipo. blogas Ne, žmogus. ne, ne, tai ne apie tai. Tiesiog nerimavau dėl savo ateities. Taigi, Gerai. aš suprantu. Na, kadangi mes esame tokioje situacijoje su jumis, žinote, jūs valdote transporto priemonę. Taip. Ką aš jūsų paprašysiu, tai ar norėtumėte atlikti blaivumo patikrinimo pratimus? Kad išsklaidytumėte mano susirūpinimą, kurio pats negaliu pašalinti, negaliu to padaryti. Prisimink mano buvusį. Tavo Buvo buvusysis nesvarbus. policininkas. Jo čia nėra. Automobilyje su tavimi. Ne, aš suprantu, bet žinai... Todėl klausiu tavęs, nes tu esi suaugęs. Ne, negaliu. Tai nori, kad pakartočiau? Ar supratai, ką pasakiau? Atsiprašau, pakartok, jei noriu. Gerai. Taigi, ko aš iš tavęs prašau? Tai atlikti blaivumo testus, kad išsklaidytum mano susirūpinimą, kad tu sugebėtum. Taip, aš saugiai žinau, kad vairuoti. galiu. Gerai, tai tu nenori, kad paaiškinčiau? Ne, gerai. Ar tikrai nenori, kad paaiškinčiau? Turiu minėtų. Gali paaiškinti, jei nori. Žinoma. Na, aš vis bandau, tu vis. Pertraukinėjai. Atsiprašau. Todėl nenoriu, kad būtum supainiotas. Aš nenorėjau. Tai supranti, tu supranti. Man nereikia eiti. Sukalbėk. Aš tiesiog bandau. Taigi tu nori, kad paaiškinčiau taip, prašau gerai. Priežastis, kodėl to klausiu, yra ta, kad norėčiau, jog atliktum blaivumo testus, kad išsklaidytum mano susirūpinimą, ar gali saugiai vairuoti tą transporto priemonę turėčiau. Taigi žinau, kad jau atsakėjai, bet kai aš tai sakau, ar nenori atlikti blaivumo testų? Ar viskas gerai? Ir ar supranti, kas iš to seka, kas tada vyksta? Aš manau, kad galėtumėte išplėsti. Jei norėtumėte, galėtumėte tai Aš tai išplėsti. padarysiu. Jei Taigi, ką tai neprieštaraujate. reiškia yra? Tai, aš paimsiu informaciją surinktą iš jūsų vairavimo pobūdžio ir iš pokalbio šalikelėje, kurį turėjau su jumis šalikelėje. Kontaktą ir priimsiu sprendimą, ką darysiu toliau.
Taigi, kai aš klausiu, Tai yra, žinai, ir tu sakai, kad nenori išsklaidyti mano abejonės. Pasisamdyk save Viskas gerai, ir būk tai tavo iškepta. teisė. Bet tada sakau tau, kad turiu priimti pagrįstą sprendimą. Remdamasis tuo, ką turiu Harrison. ir priimti sprendimą. Ar tai suprantama? Taip, suprantu. Jirai, Ar galiu su jumis pasikalbėti? Be pašalinių, ar ne? na, aš tiesiog prieš ją atvykstant čia buvome tik mudu. Taip, būtent to ir klausiu. Taigi, ar norite atlikti blaivumo testus vietoje? Ar galiu pasikalbėti su jumis vienas, be jos? Ne, tai ne apie blaivumą. Atsakykite į mano klausimą tada. Gerai. Kai ar nori atlikti? Jirai, ar supranti neigiamas pasiekmes? Gerai. Kadangi Jennifer atsisakė atlikti blaivumo testą vietoje, ji buvo sulaikyta. Taigi, dėkite rankas už nugaros. Turite eiti. Taip. Dabar supratai? Taip. Gerai. Nusiimk savo Apple laikrodį, kad jis nesusiteptų Taip, nuo 4 yra puodelio. 4. Gerai. Ne. Antrankiai. Nori, kad įdėčiau į automobilį? Žinoma, kur tik nori, kur tik nori. Gerai, eikime prie to automobilio ten, tiesiai į priekį. Vienas 187. Lee. Išsiaiškink. Jennifer sulaikyta. Sulaikyta, gerai. Ar turite prie savęs ką nors, apie ką turėčiau žinoti, Nieko. kažkas, kas galėtų mane durti ar sužeisti, ar panašiai, kišenėse nieko nėra? Visiškai nieko. 317. Ar galite paprašyti jos susirasti pavėžėjimą? Duokite man minutėlę. Pirmiausia, padirbėkime su šia dalimi, o tada žiūrėsime toliau. Gerai. Tu gali. tiesiog Nuotoliniu ieškau būdu bet kokios suteikiam viską, ko informacijos. reikia. Apie kūno dalis ar ką nors panašaus. Galite pamatyti skirtingus dalykus. 187, 260. Jennifer Čimenez kaltinama nusižengimu dėl vairavimo apsvaigus, taip pat atsisakymu atlikti blaivumo testą vietoje. Po Jennifer arešto pareigūnai, kaip pranešama, pasakė jos keleiviai Kristinai Alkaldė, kad ši išsikviestų pavėžėją, nes ji taip pat nebuvo pakankamai blaivi vairuoti. Bylos ataskaitoje teigiama, kad Kristina iš karto pradėjo maldauti, prašydama, ar galėčiau dar kartą padaryti joms išimtį ir ar galėčiau palydėti jas namo. Aš pasakiau Kristinai, kad sprendimas jau priimtas ir kad ji turi išsikviesti pavėžėją. Kristina pradėjo pasakoti, kad abi jos yra mokyklų direktorės šioje vietovėje ir padeda bendruomeniai, o mes su jomis elgiamės per griežtai. Aš dar kartą pasakiau Kristinai išsikviesti pavėžėją, o Kristina vis kartojo, kad abi jos yra direktorės ir klausė, ar galėčiau asmeniškai padėti Jennifer. Štai čia viskas pasisuko kitą linkme. Pareigūnai savo ataskaitoje pažymėjo, kad jie matė atvykstant Uber, kuris turėjo parvežti Kristiną namo. Ji netgi atgavo savo automobilio raktus. Savo ataskaitoje jie rašo, kad taip pat reikėtų pažymėti, jog Kristinos kalba visą bendravimo metu buvo nerišli, o išlipdama iš automobilio ir eidama link Uber jis svirduliavo. Galėtumėte pagalvoti, kad čia istorija baigėsi, bet taip nebuvo. Praėjus vos kelioms valandoms, Kristina vėl sėdo prie vairo. Ir tarsi déjà vu. Ji buvo sustabdyta per dar vieną eismo patikrinimą. Ei, išjunkite variklį. Kodėl jūs vairuojate? Merma J. Aš bandžiau vykti į pietus. Ar kelti į South Lake. Taigi turiu tiesiog eiti ir laukti. Gerai, na čia jau kita situacija, nes tu vairuoji, o tu neturėtum vairuoti. Aš tai suprantu. Jie gyvena štai ten, aš buvau jos namuose, tada paskambinau ir man pasakė, kad jie yra ten, prie South Lake. Ta, South Lake, Ir jie mane nesvarbu. perkėlė į Ir pagrindinę jie man pasakė, aikštę. kad man reikia 2000, kad sumokėčiau užstatą, kad ją paleistų. Taigi nuėjau prie bankomato, bet mano banko kortelė neveikia. Taigi dabar aš tarsi įstrigau. Taigi nežinau, ką daryti, nes ji negali išeiti iki 10:30. Todėl dabar grįšiu į jos namus. Tai ir dariau, aš juk nenoriu nieko blogo padaryti. Man Bet daug žiūrėk, geriau, aš aš ką tik suprantu. kalbėjau su tavimi. Tu tikrai buvai. Kai su tavim kalbėjau, Aš žinau, buvai tikrai žinau, bet dabar jau girtas, o tai buvo nebesu. prieš Suprantu. kelias valandas. Tikrai nesu. Pažadu tau, kad nesu. Aš tiesiog labai nerimauju dėl savo draugės. Na, Ar žiūrėk, ji aš man vis dar jaučiu skambina? tą kvapą, tai ar Aš tu žinau. gali padaryti blaivumo patikrinimo pratimus? Aš stengiuosi. Aš taip pat nenoriu eiti į kalėjimą. Gerai, prašau, atsisėskite, gerai? Kaip pasakoja Kristina, ji vėl sėdo prie vairo tik tam, kad sumokėtų užstatą už savo draugę Jennifer, kad ją paleistų iš kalėjimo. Kristina, galėtų sukti mane? Gerai, koks tavo klausimas? Ką darytum, jei aš būčiau tavo kalėjime? Nevairuočiau. Aš suprantu tai. Dieve mano, nežinau, ką daryti. Koks buvo tavo klausimas apie tavo pasirinkimus? Aš nenoriu. Noriu sugebėti atsikelti ryte ir ją pasiimti ir man viskas bus gerai.
Ir man viskas bus gerai. Ir man viskas bus gerai. Mes abu esame nusikaltėliai. Mes niekada nebuvome žmonės, tie prakeikti mentai su tuo. Aš nežinau, ką jį pasakė, nežinau, ką jį padarė. Ji turėjo prakeiktą smurtaujantį vyrą, kuris buvo policininkas, todėl mes jis serga nukrypsime nuo temos, gerai? PTSS. Aš suprantu, kalbant jie apie tikriausiai tai, ką jam turime atsikirto, dabar. aš nesakau. Nesakysiu, kad jį to nepadarė. Bet. Nesvarbu, gerai? Tai ką, nes O turime ne dabar. sekmadienis. Aš žinau. Ar tu? Tu sakei, kad Taip, esi žinau. pasiruošęs dirbti su lauko objektai. Pratimai. Vis dar nori tai Aš jaučiuosi daug geriau nei anksčiau, kai mane išsiuntė namo. Suprantu tai. Ir aš tikrai nuėjau namo. 2 valandas praleidau automobilių stovėjimo aikštelėje. Tada paskambinau ir man pasakė, kad jie yra South Lake. Taigi jie man pasakė, kad jie buvo būtent ten. Taigi bandžiau už ją sumokėti $2000. Gerai, ar Nesiimtų sutiktum dabar. atlikti blaivumo patikros? Pratimus, ar ne? Kokios mano galimybės? Taigi, jūsų galimybės yra tokios. Galite atlikti blaivumo patikrinimo pratimus. Ir jei sakote, kad jaučiatės geriau, tai suteikia jums galimybę išsklaidyti mano abejonės dėl vairavimo apsvaigus. Gerai. Jeigu nenorite jų atlikti, tai gali būti panaudota prieš jūs. Teisme Štai. jūsų atsisakymas dalyvauti. Ir aš turiu priimti sprendimą remdamasis tuo, ką turiu iki šiol. Teisingai. Ką tik su jumis aptariau. Aš žinau. Tu buvai tikrai girtas ir jau vėl vairuoji. Aš žinau. Supranti, ką noriu pasakyti? Tai buvo taigi seniai, norite atlikti suprantu. blaivumo patikrinimo pratimus. Pratimų. Aš nenoriu. Nesu tikra, kas man būtų geriau. Na, aš nežinau. Aš Šiuo tau metu darau aš pasirinkimą. tikrai iškeičiu. Būtent taip aš jaučiuosi. Aš tave supratau, aš tau pateikiau tavo pasirinkimus, tu juos darysi arba ne, spręsti tau. Gerai. Dabar, skirtingai nei Jennifer, Kristina sutinka atlikti blaivumo patikrinimą. Tačiau vien todėl, kad ji yra pedagogė, dar nereiškia, jog ji išlaikys testą puikiai. Taigi toliau paprašysiu jūsų atsistoti čia, kojas suglausti, arba tiesiog čia. Atsiprašau, ne visai arti manęs, taigi būtent ten. Stovėkite ten, kojas suglauskite, kol paaiškinsiu likusias instrukcijas. Ar iki šiol supratote? Suglauskite kojas. Aš neturiu 5 kartų, taigi tai sunku. Gerai. Taigi pasirinksite bet kurią norimą koją ir pakelsite ją maždaug 6 coliais nuo žemės. Laikykite pėdą lygiai grečiai žemėje, maždaug kolos skardinės aukštyje. Rankas laikykite prie šonų ir žiūrėkite į savo pirštą. Skaičiuosite garsiai, štai taip. Dar nepradėkite. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 ir taip toliau, kol pasakysiu sustoti. Gerai. Šį pratimą taip pat reikia atlikti be pertraukos. Kai pradėsi, nesustok, kol nepasakysiu sustoti. Ir jei padėsi koją ant žemės, pakelk ją ir tęsk nuo tos vietos, kur sustojai. Ar supratai nurodymus? Gerai, palauk vieną akimirką. Kur jau kojom keli? Nesu tikra, ar taip geriau. Tikriausiai į kairę. Kurią tik nori. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031. Esu prastos fizinės formos. 1022, 1023, 1024. 1025. Gerai, gali sustoti. Gerai, dėk rankas už nugaros. Gerai, ne, Dėk rankas už rankas nugaros. už nugaros. Ne, prašau. Jūs esat suimtas. Ne, kodėl? Na, nes jums buvo suteikta galimybė grįžti namo. Jūs supratote teisingai. Ir tada jūs pasirinkote nueiti pasiimti automobilį, kurį jums buvo liepta palikti stovėjimo aikštelėje ir gerti jame. Arba išdžiovinti juos poroje. Prašau, prašau. Mes neturime nieko kito. Na, kas dar čia ateitų? Na, jų turėjo būti ten 8 valandas, todėl nėra prasmės. Aš tai suprantu, bet prašau, galbūt tau tai pirmas kartas. Aš ją pasiimsiu. Gerai, pasveikink 10:30. mane su atviruku, gerai? Ačiū, prašau. Argi ne? 10:30. Prašau. Jie turėjo išeiti 10:30. Prašau. Na, prašau. Vaikinai, aš nesu apsvaigusi. Aš ką tik išlaikiau visą testą. Tai ne testas, tai pratimai. Čia arba išlaikai, arba ne. Bet aš to nepadariau. Prašau atsisukti į automobilį. Prašau, Ir praskieskite kojas. Prašau. Ar galėtumėte pastumti kojas į šalis? Nenorėčiau to daryti už jūs. Aš turiu 2 vaikus. Prašau, aš nieko blogo nedarau. Ar kas nors yra namuose su jūsų vaikais? Prašau, taip, jie ten. Gerai, svarbu, kad būtų suaugęs žmogus. Ten. Tai kaip mums išeiti? Jūs turėsite palaukti 8 valandas, turite išsiblaivyti. Aš esu po 8 Aš tikrai valandų. esu. Gerai. Galėsite būti paleista už užstatą po 8 valandų.
Ar turite ką nors savo liemenėlėje? Ne, neturiu nieko. Tiesiog ne, nes tai yra kaip liemenėlė su lankeliais jie yra. Mano daiktai yra mano automobilyje. Pasiimsime juos. Tai kodėl tu, nežinau, aš nedėsiu savo rankos. Į tavo liemenėlę, jei ten kažkas yra, ką tu nerandi arba ko aš nerandu ir tu įneši tai į kalėjimą. Tai yra kontrabandos įnešimas į kalėjimą. Aš tiesiog leidžiu, visi tai žino. Aš tik sakau jums, jūs merginos, taip elgiatės. Suimtumėte mus abi? Taip. Tu juokauji. Taip, ar neprieštarauju dar kartą? Ne. Turiu perslenkti per saugos diržą, atsiprašau. Aš pasiėmiau savo daiktus. Taip, viskas gerai. Tu negali to paimti. Mes Gerai. esame suimti. Prisiekiu. Taip. Kristina Alkaldė buvo suimta už nusižengimą vairuojant apsvaigus. Ji buvo nuvežta į policijos skyrių atlikti blaivumo patikrinimo alkotesteriu, tačiau, kaip pranešama, ji atsisakė atlikti testą. Pagal jos sulaikymo ataskaitą maždaug 05:45 valandas pareigūnas Bučiongas perskaitė poniai Alkaldė Floridos valstijos įspėjimo apie numanomą sutikimą formą. Ponia Alkaldė atsisakė. Pareigūnas Bučiongas mane informavo, kad bendraudamas su juo ponia Alkaldė pasakė, jog tą vakarą išgėrė 3 gėrimus. Aš be incidentų nuvežiau ponią Alkaldę į Leiko apygardos kalėjimą. Kelionės į kalėjimą metu ponia Alkaldė atrodė kelis kartus užsnūdusi, tačiau pabudo, kai suskambėjo jos mobilusis telefonas ir pradėjo verkti bei kartoti tuos pačius žodžius. Taigi, be vairavimo išgėrus, Kristina taip pat buvo apkaltinta atsisakiusi atlikti blaivumo patikrinimą alkotesteriu. Tiek ji, tiek Jennifer Čimenez nepripažino savo kaltės ir buvo paleistos už užstatą. Internetiniai teismo įrašai rodo, kad abi bylos vis dar nagrinėjamos, tačiau Jennifer Čimenez ir Kristina Alkaldė rugpjūčio 3 dieną turi numatytą posėdį dėl derybų dėl kaltės pripažinimo. Ačiū, kad žiūrėjote šią Inside the Crime laidą. Aš Elizabetė Milner ir susitiksime čia rytoj su kita byla.